Sveiki, tai šiandien apžvelgsime populiariausią pasaulyje elektrinį motociklą Sur-On. Tai yra jau 4 metus gaminamas ir pardavinėjamas motociklas, šiaip numeris 1 pasaulyje. Jo yra parduota jau virš 200 000 vienetų ir nebereikalo, nes tai yra tikrai geras elektrinis motociklas, su kuriuo gali važiuoti tiek bekelę, tiek mieste. Pradedam nuo pradžių, kas yra kam aktualiausia. Pirma, maksimalus greitis. Iš dėžės 45 km/h, bet vienas laiduko nukirpimas ir jau gali važiuoti ant 75. Yra šita fiškutė, ją atsiviniojat ir yra žalia kilpa, būtinai kilpa, ne laidas, bet kilpa. Nusikerpat tą, užizoliuojat ir Sur-Onas jau važiuoja ant 75. Numeris 2. Tai atstumas Sur-Ono nuvažiuojamas priklauso, ar važiuosi sport maudu ar įprastu maudu, nes sport maudas yra 6 kW ir važiuoji, jeigu ant 75, didžiausiai nuvažiuosi apie 50 km. Jeigu važiuosi pataupant, 80 yra kas ir 100 suvažinėja. Sur-Onas iš esmės yra ganėtinai neaukštas iš savęs. Jam reikia būtinai sėdynės pakelikų ir vairo, jeigu esi aukštesnis negu 1,80 m. Silpna vieta Sur-Onui yra šitas kronšteinas, nes tiesiog krentant būna jis nulūžta. Taip pat šis trikampis nuo šokinėjimų lūžta, tai dedasi tuninginiai, bet labiausiai, ką žmonės tuninguoja, tai yra baterija ir tuomet sekantis dedasi kontroleris. Tuomet galima iš jo išgauti iki 20 kW, bet jau su kitu motoru. Kas labai smagu su juo važiuojant, tai yra visiškai tylus, žmonės nepyksta, kai važiuoji ar dviračių taku, kur gal nelabai galima. Tas tylumas suteikia tam tikrų privilegijų. Yra 2 versijos, yra registruojami, tai yra gatvėje skirti motociklai ir yra offroadui skirti motociklai. Kas su Voltu važinėja, dažnai net renkasi tiesiog offroadinius ir važiuoja su jais kaip su neregistruojamais mocais. Trečia, galima įsigyti Kaune, Fuels Empire, taip pat ir Vilniuje. Registruojamo kaina yra 4900 €, o neregistruojamas 4750 €. Ganėtinai gerai išdirbtas daiktas, kinas, bet pavadinkim geras kinas. Padangos 50 €, grandinė apie 30 €, rankenėlės po 15 € ir taip toliau. Tikrai nebrangus daiktas, palyginus su tai, kiek suteikia emocijos.